Labas, čia Jonas, Kinetikas studijos treneris. Šiandieną parodysim Slantboard pritūpimų ir pėdų platformą. Ši platforma skirta tempimui, jėgos pratimams, reabilitacijai, ypač kojų čiurnų, blauzdų srityje. Patogu naudoti dėl reguliuojamo kampo, neslystantis paviršius ir pagaminta iš kietmedžio fanieros. Tinkama naudoti nuo pradedančiųjų iki sportininkų, tinka profilaktikai, traumų rizikos mažinimui. Platforma padeda gerinti lankstumą, mobilumą, pėdos ir čiurnos galūnių būklę. Platforma leidžia atlikti pratimus su kampu. Tai padeda, kai trūksta čiurnos mobilumo, dėl to galima giliau ir geriau atlikti pratimus, ypač pritūpimą. Pritūpimo metu padidina keturgalvio raumens aktyvumą, jis gauna daugiau apkrovos ir netgi gali padėti stiprinti kelių stabilumą. Tinka tempimui, blauzdos ir achilo sausgyslėms. Praktiniai patarimai. Jeigu esi pradedantysis, rekomenduoju rinktis mažesnį kampą, o po to, tobulėjant, jį didinti. Kojas laikyk pečių plotyje, o didžiausią atramą jausk ant kulno. Prieš pradedant patikrink dėl saugumo, ar viskas stabiliai laikosi ir neskubėk lipti ant platformos. Ši platforma tikrai naudinga, nedidelė, universali, nepamiršk jos įtraukti į savo jėgos treniruočių rutiną, o jeigu reikės reabilitacijai.